tai šitų idėjų turbūt yra daug, kiekvienas autorius turi matyti savo viziją ir matymą, bet bent jau mano toks elementarus tikslas buvo, tai parodyti, kad mes esam kūrintys menininkai, esam menininkų šeima. Mes esam 4 asmenybės su skirtingais matymais, kiekvienas žiūrim į pasaulį savo konkrečiu žvilgsniu ir savo akimis. Tame tokiam susipriešinusiam pasaulyje mes iš tikrųjų randam vienas kito asmenyje kaip ir draugą, pagalbininką, kaip ir prieglobstį kažkokį tai pabėgimą ir kartu tokį atliepimą savo mintims ir kažkokios tai bendrystės jausmą. Mūsų vienyje ir tokia meninė estetika, nes aš nebent pats stengiuosi, kad mano kūryba būtų tokia ganėtinai minimalistinė ir estetiška. Ta pati matau ir pas savo giminaičius. Mes dabar gyvenam tokiam laike, kada žmonės labai susipriešinę, labai daug triukšmo ir diskusijų, ir televizijoje, ir medijose. Man atėjo laikas įsiklausyti į tylą. Tyla pasako kartais daug daugiau negu triukšmas. Bandyti perrėkti triukšmą yra labai sudėtinga. Aš renkuosi šnabždėjimą, kada tu gali pasakyti labai tyliai ir tikėtis, kad būsi išgirstas. Tai mano šitie darbai yra apie tylą, apie buvimą su savim, apie jausenas. Pabūti su savim tyloje, pabūti su mylimu žmogum tyloje kartais reiškia daug daugiau negu deklaruoti kažkokias tiesas, rėkti. Nes laikmetis yra toks, kada mes pamirštam save ir pamirštam savo artimą. Šis laikas man buvo sudėtingas ir turėjau daug išbandymų ir ta tyla man įgavo visai kitą prasmę. Ir aš nekalbu apie karantiną, nekalbu apie covidą. Tiesiog toks laikmetis mano gyvenime, visame pasaulyje. Ir mano šitie darbai yra sukurti dar prieš karantiną ir dalis jų papildė šitą kolekciją ir aš ją specialiai pasirinkau. Šita darbų kolekcija, manau, kad atspindi mane dabartinę šitame laike. Kada tu gali pasakyti, ką tu jauti. Aš pristatau savo personalinę parodą Žymuo. Norėjau įkūnyti savo tokias pagrindinės mintis, savo pamąstymus apie būtį ir gyvenimą. Kiekvienas menininkas turi tam tikrą savo kalbėjimo būdą. Tai mano kalbėjimo būdas yra piešinys. Toks galbūt ne visiškai tradiciškas arba toks nedažnas kalbėjimo būdas, trapus ir nėra galbūt ilgai išliekantis ar panašiai, bet tai man nėra svarbu. Tai yra tiesiog mano raiškos būdas, mano būdas įsigilinti į save ir perteikti tam tikrus smulkius dalykus. Šitas ciklas tai yra tam tikra mano matrica, mano gyvenimo matrica, tam tikri vaizdai, tai galimybė išsireikšti, parodyti savo jausmus ir savo prisiminimus, galbūt ne žodžiais, galbūt ne kažkokiais tiesioginiais vaizdais, bet Ezopo kalba. Tai tokie mano gavosi kaip ir to uždaro laikotarpio periodo darbai, kuriuose atsiranda panašios simbolikos. Tai yra durys, kryžius, kažkokios tai uždaros erdvės, tai ta vieta, kurioje mes jaučiamės kaip ir įkalinti, kaip ir laisvi, tai yra tam tikros mūsų būsenos. Nenorėjau tiesiogiai įrodyti tų būsenų, to uždarumo arba kažkokio taip norėjimo išlikti savyje. Per mąstymą savo įspūdžių apie tai, ko aš neturėjau ir ką turiu dabar.
Tai tas, kas aš neturėjau, tai mano vaikystės kaimas, kurį turėjo kiekvienas vaikas, o aš jo neturėjau. Tai pamąstymas apie mano senelių namus, apie tremtį ir apie tą dirbtinę tremtį, kurią mes patyrėme karantino metu. Kartais keliu savo tokį klausimą, kas man yra dailė ir kas man yra kūryba. Nu ir atrandu tokį savo atsakymą, kad tai yra tam tikras mano minčių pasireiškimas, naudojant meninės raiškos priemonės. Nelaikau savęs kažkokio tai grynuoju tapytoju, todėl kad mano kūryboje dominuoja akvarelė, na ir tokia autorinė technika, kuri atsirado maždaug prieš 12 metų, kada aš pradėjau jungti akvarelę su siūlu. Nu, ne vien tik siūlo, aišku, dar yra naudojama ir tokia plona karpyta spalvota juostelė. Tai vat negalėčiau teikti, kad tai yra gryna akvarelė, ta vadinama klasikinė, bet jinai tiesiog turinti ir tokios taikomosios dailės elementų. Laikau save tokiu menininku konstruktorium, tokiu net kartais dokumentalistu. Mane tiesiog labai jaudina pasaulio įvykiai ir vykstančios tam tikros gyvenimo tendencijos. Tai tas tendencijas savai perdirbu ir interpretuoju. Pastebėjau, kad vieni darbai mano čia yra 12 metų, o kiti 22 metų. Tai tos tendencijos faktiškai nekinta. Tas periodas covidinis dar labiau suaštrino jas ir mes patapom tokie galbūt uždaresni. Tai atsiskleidžia mano kūriniuose, kad kaip patapom kaip už kažkokio tinklo, už kažkokio tai tokios uždangos. Ir kaip ir norim bendrauti, bet ir negalim pilnai bendrauti. Na ir atsiranda dar tokių pat kažkokių tai įvykių, kurie visus mus jaudina. Pabėgėlių tematika. Tai aš ir stengiuosi parodyti įvairias katastrofas, kurios irgi kartojasi. Taip pat noriu parodyti, kad nesvarbu, koks tu žmogus žinomas, nežinomas, bet kai atsiranda tam tikri pavojai įtampos, visus veikia tai vienodai. Kadangi esu minimalistas, nenaudoju labai daug tokios meninės spalvinės raiškos, tai taikau ir liniją. Ta linija pas mane yra tokia grafiška ir jinai daugiau kaip ir siūlos. Stengiuosi užkoduoti tam tikras mintis, neteikdamas atvirai, kad jūs vykdykite ir darykite taip, ar tai yra teisinga ar neteisinga. Kūryboje daugiau stengiuosi išlikti estetas ir stengiuosi tą kūrinį savo nuo pradžios iki galo sutvarkyti tvarkingai ir jį pateikti tokiai tvarkingai. Tiesiog tokia mano prigimtis. Kiekvienas kūrėjas turi savo filosofiją ir apie tai, ką jisai daro. Bet tai nereiškia turbūt, kad mano teigiamos mintis gali sutapti ir su žiūrovo, sakykime, mintim. Aš tikiuosi, kad žmogus žiūrintis į tai, ką aš dabar darau, gali susiformuoti kažkokį tai savo atskirą matymą tose geometrinėse formose. Yra ganėtinai daug dviprasmybių. Nuo senų laikų mėgdavau eskizuoti ir dėlioti visokias kompozicijas iš trikampių kvadrato apskritimų, bet kažkaip turbūt reikėjo pribręsti, kad tos jaunystės kompozicijos po 40-30 metų atsigultų į drobę. Didžioji dalis šitų darbų buvo sukurta pernai, kai mes pusę metų buvom suvaržyti COVID-o, kai aš turėjau galimybę pro galerijos langus žiūrėti, reiškia, kas vyksta mūsų mieste. Vyko to laiko Laisvės aikštės rekonstrukcija. Ir rekonstrukcija, kaip jūs patys suprantate, visur dominuoja labai aiškios geometrinės formas. Stačiakampiai, kvadratai, apskritimai, reiškia, man labai patika žiūrėti, kaip keičiasi, kaip vienos geometrinės formos yra nuardomos, vietoj jų atsiranda kitos, keičiasi spalva, reiškia, kažkokio plytų dėlionė. Tų geometrinių figūrų tas toks miksas kažkokį tai padarė vis tiek poveikį ir postūmis toks buvo, reiškia, kažkokia tai, tokia asociacija su miesto architektūros, su urbanistiniam formom, jų virsmu, jų kitimu. Spalviniai darbai irgi ganėtinai ryškus, nemėgstu maišyti spalvų, nemėgstu dėlioti atspalvių, visada patiko dirbti grynom spalvom.
Apie tas vadinamas dviprasmybės, tai jeigu žiūrėti etnologinį šitą darbą, galim vėlgi žvelgti kažkokius tai trikampius vyro moters figūrą, galim matyti kažkokią tai apskritimą, reiškia, kur, sakykime, daugelį pasaulio senųjų kultūrų tai yra saulės simbolika, o iš kitos pusės, reiškia, tam apskritime iškirsta skylė ir per jo prijungtas pagaliukas bent jau man asocijuojasi su senoviniam girnapusėm, reiškia, kai žmonės, reiškia, miltus maldavo. Kai tą formą pakreipi kažkaip kitokiu rakursu, biškį ją perdėlioji, gali matyti absoliučiai kažkokią kitokią filosofinę prasmę.